Aivaras kažką pasakyti nori. Labas rytas visiems. Labas rytas. Gerai, kad visiems. Važiuojam jau antrą parą. Ką tik į patį geriausią kelią iššokam. Rodom kelią. Kelias maždaug toks. Čia asfaltas. Jo, čia asfaltas. Mums dar liko 216 km iki vietos. Dabar Aivaras kažką papasakos, kaip mums pavyko pereiti muitinės pasienio postą. Pakol ėjom Lenkus, tai buvo tvarkoje. Nu, Aivarai, kas atsitiko, kai mes važiavom į ukrainiečių? Iškart prisiminiau, kaip prie rusų gyvenau. Tai, jeigu rimtai pirmi žodžiai ukrainiečių, kad jūs čia visai dėl plekių pastatė mus į eilę. Mes stikom iš čia su priekaba. Ukrainiečiai kaip pamatė, tai pasakė, kad čia jūs visai ne savo zonai. Ir dabar jūs keturračius turėsit sumokėti muitą, nes pas jūs yra krovinys. Paskui pasitaikė geras dėdė, kuris pasakė, kad per daug geri pas jūs visi dokumentai. Turbūt anksčiau jūs važiavot per Baltarusiją, kad tokius visus dokumentus gerai paruoštus turit ir nepykit, kadangi nėra už ką. Tavęs nubausti, Tai vis tiek reikės tave nubausti. Ne, tai jisai tapo labai gerų draugų mūsų. Jo, už 50 eurų. 50 eurų. Jo, kas Aivarui nepatiko visai. Nu čia va taip būna. Čia ne viskas. Dar kartą mus patikrino. Paleido jau. Ir vėl sustabdė, kadangi ant spaudų nesudėjo ant leidimų. Tai Aivaras liko Ukrainos pusėj. Be pinigų. Be paso. Be nuoga, bet su mašina. O Rimvydas nubėgo į Lenkiją. Pristino atgal, karočią pasiimti. Ant Spaudų jos, kad sudėtų pagaliau. Kišininkavimas klesti, žodžiu, ir viskas čia. Kaip ir priklauso. Jo, viskas kaip turi būti. Kelias, sakysim, taip smarkiai pablogėjo. Bet 3 sekundės. Bet stengsimės, o šiaip rytas. Ką, sekmadienio rytas, ne? Sekmadienis. Sekmadienis. Laikrodžiai rodo 2 valandas ir visos skirtingos. Jo. Biškai skirtingai rodo. Telefonai mūsų ir laikrodžiai. O šiaip tai... Bet tai mums nesugadino šitų atostogos nuotaikos atostoginių. Ir mes toliau tęsim savo plecką kelionę, ja?